Aš esu Julija. Kristina. Andrius. Aš esu Gabija. Karolis. Aurelija. Aš esu Giedrė. Petras. Ugnė. Teklė. Toma. Aš esu Jūratė. Esu Edvardas. Gintarė. Rimvydas. Aušra. Mokykla yra gera vieta dirbti, nes joje gali augti ir tobulėti. Turiu galimybę greta pamokų realizuoti savo muzikinės kūrybos arba gal praktikos poreikį roko būrelyje. Gera vieta augti mokykla yra tiems, kurie mėgsta iššūkius. Visa aplinka tave skatina tobulėti. Kitur būna, kad nėra to tokio spaudimo, o čia tu nenori su tais vaikais kartu augi. Aš mokyklos nelaikau pastatu. Aš mokyklą laikau bendruomenę. Visi nariai, tiek vaikai, tiek jų tėvai, tiek administracija yra suinteresuoti ugdyti. Kasdien tobulėjom, nes mokomės naujų dalykų. Ir darbas toksai, jis tarsi ir vienu kartu labai prasmingas ir tuo pačiu labai sunkus, keliantis iššūkių ir auginantis tave patį kaip asmenybę ir kaip mokytoją ir kaip asmenybę. Kiekviena diena tu atsikeli į darbą ir tu niekada nežinai, kas atsitiks. Kaip tu ateini vienas mokytojas į tą mokyklą, tai turbūt ir vaikas su panašiais jausmais ateina. Jeigu jau tai kažkaip iš vidaus, kad tave kviečia, tai man atrodo noras svarbiausia, ar visi kiti tie dalykai išmokstami. Turbūt didžiausias pokytis mano suvokime tai įvyko stebint mokinius. Kai jie 10 klasėje susirinko rugsėjo mėnesį, mes pažindinomės ir kaip jie augo per šitos 2 metus ir tada aš jaučiu, kad ir aš keičiuosi ir mano reakcijos į mokinius ir apskritai į kitus žmonės keičiasi. Pats didžiausias dalykas, ką aš išmokau, pažiūrėti baimį ir nežinomybę į akis ir išmokau truputį drąsiau ją priimti. Išmokti nepilstyti iš kiauro į tuščią, kalbant apie kiaurą, apie save, bet išmokti pačiam iš pradžių būti pilnam, tam, kad galėtum tada pilstyti iš pilno indo į kitus. Man, pavyzdžiui, iššūkis didžiausias mokykloje tai išlikti autentišką, tokia kokia esu. Buvimo mokytojų prasmė, taip, tai nežinios. Žinias pertikti yra svarbu, bet turbūt tai nėra prasmė. Prasmė yra įkvėpti jauną žmogų. Ir galimybė išlukštenti tą nedidelį riešutą, kuris mokykla auga ir padėti jam pasirodyti visų savo grožiu. Man dirbti su vaikais tai yra būtent dėl jų atvirumo ir nuoširdumo. Jie pasakys, ką galvoja ir tada tu nori taisytis, tobulėti ir augti su jais. Prisiliesti prie to, kas bus, ir man tai yra didžiausia prasmė tikriausiai.